apie mergaitę Momo, kurios stebuklinga galia yra išklausyti. Ir visas tas sustojęs laikas aplinkui. Pagrindiniai dalykai visada kyla iš pokalbių su kūrybinė grupė, su režisierium, su režisierė Kotryna. Ir tiesiog per daugelį tokių bandymų, ieškojimų, nes, kaip čia pasakius, įkvėpimo tokio kaip ir nebūna, tu tiesiog atsisėdi ir pradedi daryti. Pradedi dėlioti kažkokias tai detalės, ieškoti medžiagų. Aišku, kas nors įtakoja kartais, pavyzdžiui, ar aktoriai kažkokią tą idėją arba mintį atsineša, arba režisierė jau kažkokį turi sumanimą, kokios turėtų būti daugmaž spalvos. Ir tada pradedi, kuris siluetus, spalvas, formas ir pati ta plastika jau randasi, kokie turėtų būti judesiai, kiek, pavyzdžiui, vieniem personažam gali labiau aptemptas kelnes, kitiem visai laisvas, kad galėtų šokti. Tai bus tarsi toks, sakykime, vienas iš personažų visai nekalbės, bet tik tai jo tekstai arba jos žodžiai atsiras tarsi iš žvaigždžių. Tokia tarsi praplečianti, aišku, žiūrėsim, kaip techniškai viską išpildyti, bet tiesiog praplečiant pačią erdvę. Taip tarsi nors, tokių, kuo daugiau tokios iliuzijos ir tarsi šiek tiek apgaudinėjimo, kad nesuprantant, tai čia 1, 2, 3 aktoriai ar kokie 10 tų pačių. Kad ir koks darbas bebūtų, nes jau ne pirmas darbas, ne tik scenografija, bet ir ten kokie tai instaliacijos. Bet visada to patinka, kad aš lyg tai mėgėjas atradęs kažkokią tai stilistiką arba braižą, noris kelis kartus bandytis. O su Kotryna visada, kad vis kitaip, kad galim dar kitaip ieškoti, tarsi, žinai, per save lipti. Ir tas man visada patinka, nes mes visi galbūt esam linkę įsėsti kažkokias tai vėžės arba stilistiką. Tai va čia tas yra, kad Kotryna visada skatina kuo labiau, žinai, savį ieškoti, kad galim dar geriau, tinkamiau tam būtent kūriniu, kad aš manau, kad tai bus mažas stebuklas, kurį, žinai, kaip būna kartais mes vaikystėje nuėję į spektaklį prisimenam tą pirmą kažkokį tą personažą, kažkokią tai aplinką, tai manau, tai bus čia.